Ir vieną iš pretendentų išsirinks. Taigi po jūsų aplodismentų. Sveiki visi. Labas. Sveiki visi. Labas. Supratau. Gerai, man labai malonu, kad jūs čia atėjot. Šiek tiek jaudinuosi, bet iškart norėčiau prie pirmo klausimo prieiti. Tai pirmasis pretendentė. Taip aš. Taip. Kaip jūs įsivaizduojate mūsų pirmą pasimatymą? Na, prie geros šviesos. Sėdim ant labai patogių kėdžių, laikom knygas ir skaitome. Labai smulkų šriftą, būtinai. Įdomu, gerai, dėkui. Taip, tas pats klausimas antram pretendentui. Oi, kur tai nesvarbu. Svarbu, kad, ar netgi nesvarbu pasakysiu, ar ryte, ar vakare. Nes aš pavaišinsiu, aišku, tenai viską. Padarysime skanios kavos, išgersim. Žodžiu, bus faina. Gerai. Taip, ir trečiasis pretendentė, koks jūsų atsakymas? Jinai mane mato? Jinai mane mato? O jūs grįžat, trečiasis pretendentė, ar jūs viskas pasiduodat? Atsiprašau, įpročio jėga. Ką sakėt? Aš klausiu... Tik šviesos nejunkit, gerai? Gerai, klausimas buvo toks, koks būtų mūsų pirmasis pasimatymas? Oi, amžinas. Supratau. Gerai, įdomu, labai įdomus jūs visi esat. Antras klausimas būtų toks. Jeigu aš skęsčiau, tai kaip jūs mane gelbėtumėt? Na, aš tau suteikčiau daug galimybių matyt žuveles, pajusti smėlį, koks jisai smulkus, malonus. Tam tikrą prasme aš tave apsaugočiau. Ne visą, bet apsaugočiau. Gerai, taip antrasis pretendentė. Nu, jeigu atvirai, tai jeigu tu skęstum, aš įjungtas būčiau, gelbėčiau, tai tavo mirtis biški kitokia priežastis būtų negu nuskendimas. Pagreitinčiau, tiesiog aš jau neišgelbėčiau. Ai, o tai jinai skausminga būtų, ar ne? Greita, Greita. kaip žaibas. Taip, trečias Baig čia trintis, nes dar sumaišysiu su... Taip, trečiasis. Taip. Taip. Jeigu tu skęstum, aš žiūrėčiau, kur tu nuskendus išplauktum. Tada bėgčiau pas tave į šaldytuvą. Šaldytuvą į duoninę, į spinteles. Visur, kur... Galite aiškiau šnekėti, labai kažkaip ten atrodo, kad burnoj kažkaip. Negaliu, aš negaliu aiškiau šnekėti. Man atrodo, pasmulkinti tave reikėtų. Aš ir susmulkintas visas judu. Mes tai gerai matom, gerai matom. Kadangi nėra laiko daug, užduokite paskutinį klausimą. Gerai, taip pats metas bus rinktis. Paskutinis klausimas, kaip jūs norėtumėt, kad aš per mūsų vestuvės atrodyčiau? Aiškiai, raiškiai ir gerai matoma su dioptrijom. Supratau. Taip toliau. Aš tai norėčiau, kad tu būtum visa tokia be rūbų ir apibarstyta cukrų. O dėl manęs tai tu gali nesirūpinti, nes visom smulkmenom pasirūpinsiu aš smulkiai. Ir žodžiu, kad prie deserto viskas gerai būtų. Gerai, labai įdomi kompanija, aš jau nebeturiu galimybės. Po paskutinį klausimą, paskutinį. Paskutinį. Gerai, kokia mėgstamiausia jūsų šalis yra? Brazilija. Čia antrasis buvo? Taip. Ten gyvena mano pusbrolis, gigantas.
Aš kažkada tenais irgi nukeliausiu vamzdžiais. Sako, ten jie gyvena kaip ponai. Jiems ten duoda valgyt, jie ten už stiklo juos žiūri. Mane tai iškart dubasina su šlepetėm. Šiaip man patinka dykuma. Nes dykumoje nėra objektų, kurių sunku matyti, yra tik miražai. Bet šiaip tai visas pasaulis yra gražus, raiškus, spalvotas. Gerai. Įvardinti ir išsirinkti vieną iš pretendentų. Aš labai malonus pirmasis buvo pretendentas, bet aš kadangi mano rega labai gera, tai akinių man neprireiks. Bravo! Susitiksim senatkai. Taip. Šiaip esu šiek tiek pasimetus, mane labai sužavėjo charakteris. Jeigu tu pasimetus, tai lys po orlaidę. Arba paplintusiu. Gerai, žodžiu, Sakykit, ko situacija yra tokia, aš nesirenku kavamalės, nes... Ir jo. išsirinkote. Bet čia ir yra problema, kad man labai sužavėjo tas žmogus toks įdomus, bet dėl to, kad aš nežinau, kas tai yra. Žebenkštys. O jūs gyvūnas esat? Ar Jeigu išsirinko, tai tiesiog įvardykite. Aš žiūriuosi, kad jūs mane vadinate jūs, nes mūsų šiaip yra daug. Tu mane paimsi su buvusiais žmonų vaikais. Antras spėjimas. Nepjauni, antras spėjimas. gyvūnas, taip ar ne? Čia nėra Balinsko, kad pažįstume. Šiaip jau žmonės nelaiko mane net gyvūnų. Krusdeliukas. O, tu Nesityčia. čia vėl mano maistą. Žiūrkė. Taip, čia buvo žiūrkė.